Grįžtu namo, kol saulė dar nenusileido, kol dar matau šešėlį savo kelyje. Nenusibrauksiu prakaito sūraus nuo veido ir nebandysiu atsidust pakelėje. Nenusibrauksiu prakaito sūraus nuo veido. Šitą namelį aš paveldėjau iš savo tėvų. Mes užaugom 5 čia vaikai. Jie atrodo nusipirko iš kolūkio, nors sako, kad čia buvo žydų namas. Tėvelis sodino šitą sodą. Mano tik vyšnios, bet tos jau nudžiūvo. Tai va tėvelio sodintos obelis nupjautos jau, išvirto. Aš užauginau šitam namelyje 7 vaikus, žodžiu, mes čia gyvenom 9 žmonės. Ir sutilpom, ir užteko vietos, ir buvo viskas gerai, atrodo. Bet kaip gyvenimas greitai pralekia. Šiandien namelis deja tuščias. Nežinau, neturiu vilčių, kad kas nors čia gyventų. Galvojau, kad gyvensiu iki Grabo lentos. Ir iš čia nuvažiuosiu tik į Pailgių, kaip pasikeitė viskas. Darbas tai buvo labai sunkus, ką prisimenu, tai kad keliais kartais kabintis reikėjo, keliais eiti alkūnėm kabintis. Taip, kažkaip tiesiog įaugęs, arba aš į jį įaugau, arba tas darbas į mane įaugo. Tiesiog atrodo buvom. Aš taip, šiaip šalta ir nejauku. Stengiausi, paveldėjau šitą darbštumą iš savo tėvų. Buvau pirmūnė, buvau netgi deputatė iškelta į rajono tarybą, nors ten niekada turbūt nebuvau nuvažiavusi. Rašymo kelias mano mokykloje prasidėjo, aš daug rašiau, aš šiaip rašiau, pasidėjau tokį slapyvardį, kaip čia, Elvinaitė, Monika Elvinaitė. Bet galiausiai aš kai pradėjau rašyti eilėraščius, aš tos dienos nepamenu, bet yra mano pirmieji eilėraščiai. Kai parašiau pirmus eilėraščius jau, tai tada bičiulis mano, tas draugas, ir tiesiog artimiausias draugas iš Kelmės rajono laikraštis, jis pirma buvo ne bičiulis, kitaip, bet aš jau jį visada rašiau, jie pasakė, mes jau eilėraščių nespausdinam slapyvardžių. Ir norėjau, kad nors viena rašytų, bet galbūt aš paliksiu daug darbų, galbūt kuri nors viena pabaigs savaip, galbūt tęs tą kelią. Nes kaip aš irgi, kai sunkiai vaikai gyvenau, kai kūriaus, nerašiau. Tai jau čia man tik tai komplimentai. Aš jos neturiu, aš ir nežinau. Net nesijauninu, nežinau specialiai, nieko nedarau. Darau kartais kaukę veidui, iš kiaušinio. Kol kas ne šitai ištemptas veidas nejaunina. Bet jeigu būtinybė yra, ypač jeigu raukšlės, tai puošia. Bet jeigu tikrai, kaip viena moteris sakė, kad jai užgriuvo visai akį šitie, užsileido ant akių, tai žinoma jau čia, galbūt ir aš netgi nežinau, tai kažkaip net labai keista ir vis vien šaltas tas žmogus, aš galvočiau. Ne krūtinė svarbiausia, ne užpakalis ten. Kai kam tai svarbu, netgi vyrai, sako, skatina moteris. Jiems šitos datos tai jau neturiu numačiusi, nežinau. Norėt, kai tai būtų tiesiog apysaka. Aš tą jau blaškimąsi perteičiau šitą knygą, jau antrą kartą mano yra perrašyta. O kadangi aš labai daug prirašiau, į tokią knygą turbūt netilptų, tai neįmanoma. Sako, tai reikia laiko, reikia atsidėti šitam darbui. Bet kadangi mano viena koja čia, o kita koja ten, nėra kada. Galbūt už porą metų, kai mano mažieji anūkai paaugs. Galbūt tada imsiuos savo darbo tvarkymo. Nebūtų 10 gal, bet kokios didelės užaugo. Kokie dideli medžiai, atrodo jau daugiau gal. Koplytstulpis, kaip mes čia jau kiek atsimenu gyvenom, jis jau čia buvo. Jis buvo netoks. Ir aš kokius 3 metus kankinaus, galvodama, kodėl aš neatsimenu, kodėl jis dingo tas koplytstulpis buvęs senasis Šventas Jonas. Tikriausiai senovėje čia būta
didelio vandens kur nors pakalnėje, dabar ten tiek daug nėra po melioracijos. Ne, nekompensavo, bet šiaip nedaug ir kainavo man visai, nes kadangi brolis sutiko šitą stolpą, va, jis padovanojo, jis sakė ąžuolo ir padarė šitą stogelį. Va, tai uždavinys kokius 3 metus svajojau. Ir brolis Antanas man padėjo tai įvykdyti. Čia tiesa noriu paaiškinti, kad yra šventas krikštytojas, kuriuos šventus Jonus visada statė netoli vandenų. Tai va taip įspėjau, kad čia būtų vandens didesnio, kadangi jis stovėjo. Bet šitą koplytėlę pastatė Juknys Petras Giriškietis. Jis čia važiuodavo pro šalį namo. Bet jis pastatė tik tai. O daugiau čia tapo visų giriškiečių, netgi kai kurių šaukeniškių motinų tiesiog kaip nuosavybė šitą koplytėlę tapo. Todėl, kad čia Marijos koplytėlė, o moteris dažniausiai pasitiki Mariją ir šaukėsi jos pagalbos. Ne Marija čia buvo pasirodžiusi, tik tai galbūt jis toks, va, šitai čia padarė Marijos koplytėlę. Šitoje vietoje jam vis rodydavosi kažkas, kai jis važiuodavo naktim iš darbo pro čia ir jam vis vaidendavosi. Tai, nu, vat, jis senas žmogus. Ką gali žinoti, kas buvo prieš daug metų, čia negali žinoti. Tuo metu jau buvo miškas. Čia dabar jau nebe ant to medžio, buvo ant kito, kuris nudžiūvo ir nuvirto, perkelė ant kito. Netgi ta skulptūra pavogta, įdėjo kitą, Papreckienė amžinatelis irgi rūpinosi. Jinai kitą užsakė, padarė kitą skulptūrą. Moteris eidavo čia tvarkyti, švarinti, puošti ir melstis ir aplankytų, pastovėtų minutę, pamastytų. Prisimintų, kad čia ir mano mama, jų jau bus, mano anūkų prosenelė, čia irgi tvarkė, irgi eidavo, kad jų močiutė čia lankydavosi. Apšluodavom atėję, aprinkdavom kankorį. Tarsi va, liko kokia kapavietė, galbūt, kur palaidodavo motinos savo skausmą, savo kažkokį tai rūpestį. Čia palaidodavo ir grįždavo namo jau ramesnės, pasitikėdamos Mariją, kad jinai pagelbės visuose nelaimės. Giriškiai tai man, nors gimiau tik tai čia, Giriškiuose, tik tai, va, kur va čia eina keliukas, gimiau pačiam gale kaimo, ne šitoj vietoj, bet ten. Bet jie man kažkaip, nors ten tik tai pačios pirmosios vaikiškos dienos prabėgo, į mokyklą iš Giriškių nejau. Bet labai įstrigo į atmintį ten tokie kalniukai ir daubos. Ten ritinėdavomės po tos miškelius nuo kalniukų ir labai man nostalgija su šitą mano gimtinę, kur jau tikrai gimiau. Ir tai pirmieji įspūdžiai, pirmieji žingsniai, jie yra neužmirštami visą gyvenimą ir netgi paskui jie sustiprėja netgi. Ar atminty išlieka ir sustiprėja net anūkams. Tegu anūkai prisimena savo pirmosius žingsnius, kur jie prabėgo. Grįžtu namo, kol saulė dar nenusileido, kol dar matau šešėlį savo kelyje. Nenusibrau